Čia kadaise stovėjo didinga Klaipėdos pilis ir Klaipėdos miestas nori ją atkurti. Neseniai atstatytas šis didysis Klaipėdos pilies bokštas prilygsta net 14 aukštų namui. Pati Klaipėdos pilis čia radosi dar 13 amžiuje. Iš pradžių buvusi medinė, vėliau mūrinė. Net kelis kartus sudeginta, vėliau atstatyta. Čia įrengtas buvo kalėjimas, o dabar šiais laikais iki šiol veikiantis Klaipėdos pilies muziejus. Bėgant šimtmečiams aplink Klaipėdos pilį kūrėsi ir plėtėsi gyvenvietė. O šiais laikais kiekviena miesto šventė ir miesto gimtadienis prasideda čia, Klaipėdos piliavietėje, kurioje ir iškeliama yra Klaipėdos vėliava. Jau patį pirmą vakarą, atsikraušiusi į Klaipėdą, ėjau šiuo tilteliu ir net nenutuokiau, ką jis slepia. Pasukomas tiltas, kurį vis dar suka žmonės. Yra vienintelis toks ne tik Lietuvoje, bet ir visose Baltijos šalyse. Papuoštas grandinėmis, vietinių gyventojų laiko einant buvo pramintas grandinių tiltų. Tačiau tai dar ne viskas. Šis tiltelis slepia kur kas baisesnę, baugesnę legendą. Juodasis vaiduoklis. Leiskite, mielieji, istoriją papasakoti jo lūpomis. Prieš 400 metų Memelburgo pilies kareivėlis Hansas von Heide ėjo į sargybą. Užmačiau jį ir savo ilgu juodą apsiaustu. Žengiau link jo. Kalbėjomės ir aš jo užklausiau, ar ten, savo gūžtoje, jie dar turi kuo pilvus prikimšti. Hansas atsakė, taip. Ir valgyti, ir gerti turime pakankamai. Atsakymas mane įsiutino. Pasakiau, kad dabar jiems visiems ir malkų, ir grūdų trūks. Dienos ėjo, Hansas manęs pamiršti negalėjo. Vieną vakarą nusprendžiau užbaigti savo prakeiksmą. Tačiau nespėjus ištarti paskutinių žodžių, balsas dingo, o kūnas liko sukaustytas. Tai buvo Dievo bausmė. Iki šiol sustingęs turiu stebėti, kaip klesti Klaipėdos miestas. Tokia ši juodojo vaiduoklio istorija. O kaip manote jūs? Esame saugūs ar ateis vakaras, kai juodasis vaiduoklis užbaigs savo prakeiksmą? Klaipėda turi savo paslaptingą ir romantišką legendą. Tai Taravos Anikė, skulptūra, kurioje užkoduota ne tik miesto, bet ir meilės istorija, trukusi daugiau nei 100-metį. ...1912 metais skulptūra buvo pastatyta pačiam Simonui Dachui. Ji įkūnijo poeto apdainuotą meilę. Likusi našlaitė ir pažadėjusi širdį kunigui, ji tapo Dachui įkvėpimu. Antrojo pasaulinio karo metais Taravos Anikė išnyko, o legenda pasakoja, jog ji būtų nusisukusi nuo tų, kurie buvo neverti pagarbos. O aš einu link žaviosios undinėlės, kuri yra išnirusi iš Danės upės ir vilioja reivis į savo tinklus. Skaičiau, kad yra 160 undinių visame pasaulyje, bet mūsų klaipėdietiška bronzinė mergelė yra ypatinga, todėl kad ant jos rankos apsivyja žaltys pildo norus. Todėl šiandien išbandysiu savo laimę.
Stoviu ant Biržos tilto, o man už nugaros medinis burlaivis Meridianas, dar vadinamas Klaipėdos miesto simboliu. Šis burlaivis buvo pastatytas Suomijoje prieš beveik 80 metų, o per šį laiką patyrė labai įdomią istoriją. Kartą buvo sprogdintas, pirktas už eurą, verslininkų suremontuotas ir grąžintas miestui. Po šiomis didžiulėmis burėmis išaugo ne viena jūrininkų karta, nes Meridianas ne vieną dešimtmetį buvo naudotas kaip mokamasis laivas. O dabar čia tiesiog restoranas. Pakelkite galvas. Prie pat simbolinio Klaipėdos laivo Meridiano ant pastato stogo yra įsikūręs kaminkretys. Kaminkrečiai senuosiuose miestuose būdavo jų palydovai. Ir jie pasakoja senąją legendą, kurios pasakoje palietus kaminkrečiui už sagos, jums nusišypsos laimė. O aš tik ir noriu paliesti už sagos ir galvoti apie visas savo giliausias svajones. Skubantys iš Klaipėdos geležinkelio stoties praeina pro šį raudonų plytų pastatą, kuris kai kam primena ordino laikų pilį. Tai buvusi karališkoji mokytojų seminarija. Kai ją statė 20 amžiaus pradžioje, statybomis domėjosi net kaizeris Vilhelmas II. Jis iš savo karietos žvalgėsi, kuri čia pravažiavo, kad moderniausią Prūsijos seminariją pamatytų. Sveiki atvykę į Klaipėdos universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetą, didžiausią Klaipėdos universitete. Kai vyko šio pastato rekonstrukcija, sienos tapyboje ir durų drožiniuose buvo aptiktas rugiagėlės žiedo motyvas. Jo simbolika siejama su pagarba Prūsijos karalieniai Luizai, o žodžio reikšmė – aiškumas, šviesa. Tai puikiai atspindi šio fakulteto misiją, taigi ir aš didžiuojasi galėdama čia studijuoti. Klaipėdos universiteto botanikos sodo pasididžiavimas šis Japonijos ginkmedis. Šiuo metu jis yra be lapelių, nes yra ankstyvas pavasaris. Bet kai botanikos sodas šventė 30-metį, šis ginkmedis padovanojo savo pirmuosius žiedus. Botanikos sodas yra didžiulis, nenuostabu pasiklysti, nes plotas yra 9 hektarai ir daugiau. Čia auga 250 augalų rūšių – dekoratyvinių, vaistinių, prieskoninių. Botanikos sode yra ne tik tai augalai, galime atrasti ir žuvų. Šią sodo senvagę valo darbštūs baltieji amūrai. Dar įvadinami vandens karvėmis, mat jie suėda tiek, kiek patys sveria. Botanikos sode smagu ne tik tai augalus pažinti, bet ir pasivaikščiant, nesvarbu kokiu oru, ar saulei šviečiant, ar lyjant, ar sningant. Čia galima atšvęsti vestuves, surengti pikniką ar net kalėdų laikotarpiu išsinuomoti eglutę. Klaipėdos molas – istorijos ir romantikos kupina vieta. Molai yra šiaurinis ir pietinis, ir jie yra virš kilometro ilgio. Anksčiau čia taip pat stovėjo baltasis švyturys, kuris laivams rodydavo kelią į Klaipėdos miestą. Antrojo pasaulinio karo metu naciai susprogdino šį švyturį, kad jis netaptų navigaciniu objektu sovietams. Paslaptingiausia pajūrio vieta – Olando kepurė, kuri atsirado slenkant ledynams. Yra ir jūrų muziejus,
su ruoniais ir akrobatinius sugebėjimus rodančiais delfinais. Aš gimiau pajūryje, myliu jūrą ir stebuklingas vietas prie jos.